Šiandien mes susitinkame su Vytautu Kulviečiu, kuris yra Lietuvos Reiki asociacijos vadovės pavaduotojas, pakalbėti apie labai naudingą ir reikalingą antros Reiki pakopos mokomąją medžiagą. Labą dieną, Vytautai. Labą dieną. Vytautai, kaip trumpai apibūdintumėte antrą Reiki pakopą? Kuogi ji yra svarbi Reiki praktikui, kuris jau turi pirmą pakopą ir svarsto, ar jam verta žengti antrą žingsnį? Taip, tai antroji Reiki pakopa, vadinama Okuden, arba vidinė šventovė. Tai manau, kad prie kurios ir veda Reiki. Prie to, tai čia turbūt svarbu. Ir tai yra svarbu tuo, kad antra pakopa labai praplečia mūsų galimybės. Atsiranda galimybė perduoti Reiki į ateitį, praeitį ir per atstumą. Tačiau bet kurį laiko erdvės tašką mes galime paveikti, jį harmonizuoti. Be to atsidaro galimybės atlikti, pavyzdžiui, mentalinį seansą, reiškia efektyviau transformuoti savo charakterį, jeigu reikia kažkokius įpročius. Atsiranda galimybė apsaugoti ar ne, uždėti apsaugą, paprašyti apsaugos, valyti, energizuoti patalpas, daiktus, maistą. Tai ir su to susijusių daug yra kitų panaudojimo sričių ir tai padidina mūsų galimybės. Tai pakalbėkime apie knygelę. Kasgi sudaro antrosios Reiki pakopos metodinę medžiagą? Kokias pagrindinės temas apima ši knygelė? Tai knygelė yra 31 skyrelis. Pagrindinės jų, aš manau, kad yra be abejo pats aprašymas, Reiki praktikos antros pakopos, yra simboliai, jų reikšmės, kaip jie piešiami, jų panaudojimas, jų mantros, yra aprašytos praktikos, kaip su jais dirbti, reiškia meditacijos, kotodamos yra aprašytas, ko aš turbūt retai aptinku tiek kažkur per internete ar kitoj literatūrai, mes apie tai, man atrodo, daug nekalbam. Bet va čia jos yra ir tikrai išsamiai, man atrodo, aprašyta. Tuomet yra kvėpavimo praktikos, Tanten Kasi Kokyuho, ar ne, Trim Tandene harmonizuoti. Yra aprašyta, kaip reikia taikyti tikslams pasiekti, apsaugai, mentalinės praktikos, transformuoti mūsų charakterį, gerinti, karmos gydymas, santykių harmonizavimas, tai irgi labai svarbu. Kaip dirbti su situacijomis. Yra daug įvairių praktikų ir tokių, praktiškai pritaikomų greitai patarimų, metodikų, ir kurios labai naudingos yra. Praktiškai ir atsakėte pirmų klausimų, atsakėte į antrą klausimą. Ar metodinėje medžiagoje yra praktinių užduočių ir pratimų, kurie padeda gilinti patirtį? Trumpas atsakymas taip, bet gal galite dar šiek tiek konkrečiau. Gilinti patirtį yra galbūt akcentuoti norėčiau kotodamas. Man pačiam tai buvo atradimas, tai galbūt dėl to, kad tai tikrai duoda tokį gilesnį supratimą tų pačių simbolių ir apskritai yra aprašyta samprata, kaip mūsų gyvenimas sudėliotas, kaip persiduoda, tarkim, informacija, kaip jinai per tos lygmenis įsikūnija gyvenime. Tai toks ir supratimui duoda gilesniam, ir praktikos yra, kurios mums leidžia tobulėti. Ir iš tų pratimų tikrai yra, ką dar paminėčiau, galbūt pagalba grupėms, ar ne, kas yra antroji pakopa, ko pirmoji nėra. Kad mes galime ne vienam žmogui padėti, o keliems žmonėms, ar visai žemei perduoti reikia, besąlyginės meilės ir šviesos seansas, toks be intencijos, irgi yra, tokių yra, sakyčiau, daug praktikų, kurias verta išbandyti ir pagalvoti, kurias galima pritaikyti. Pajausti, galbūt net negalvoti.
šis klausimas yra panašus į tai, ką mes jau kalbėjome, bet tiesiog norisi plačiau antros reiki pakopos temą atskleisti. Dėl to dar kartą klausiu, kaip antros reiki pakopos metodinė medžiaga padeda reiki praktikui augti ir gilinti savo žinias. Taip, tai simboliai mums sudaro galimybės perduoti reiki į praeitį, tai reiškia paveikti tas pasiekmes, kurias mes turime šiandien, bet kurios priežastingumas buvo kažkada praeityje. Tai vat mes galime tas situacijas tokiu būdu harmonizuoti ir mūsų tada šiandieninė situacija automatiškai pasikeičia. Taip pat mes galime į ateitį, ar ne, paprašyti palaikymo ar savo, ar kitiem, ar kažkoks svarbus įvykis nusimato. Tai tokiu būdu galime tuos būsimus įvykius, kaip sakyti, harmonizuoti, pagerinti. Tuomet antros pakopos žinios padeda galbūt geriau suvokti tos priežastinius ryšius ir tą bendrą tokią gyvenimo logiką. Tai vėlgi veda prie mūsų vertybių, prie tų principų laikymasi. Tiesiog, tai yra giliau, man atrodo, negu pirmoje pakopoje. Tai va. Taip pat tos praktikos įkrovimo, pavyzdžiui, maisto, kristalų, daiktų, patalpų valymo, ar ne, jos praplečia labai mums mūsų galimybės padėti tiek žmonėms, kitiems, tiek ir savo. Kuo šita metodinė medžiaga skiriasi nuo kitų, kurių yra pilnas internetas? Tai šita metodinė medžiaga, jinai paremta Mikao Usui mokymu. Tai kaip žinome, kad yra įvairių galbūt tokių atmainų atsiradusių. Tai va čia galbūt mus ta knygelė galbūt skatina mus grįžti prie tų ištakų ir žiūrėti į esmę. Būtent tai, ko mokė sensėjus. Ir šioje knygelėje, tikrai yra išvengta kažkokio išvedžiojimo ar kažkokių pašalinių dalykų. Tai tuo jinai, man atrodo, vertinga, to autentiškumą perduoda ir jinai yra koncentruota. Tai yra labai visas praktikos sudėtos į vieną vietą. Mums nereikia blaškytis. Taip pat čia galbūt ir nėra, tarkim, autorių, kažkokių tai nuomonių. Tai yra praktiškai tokia labai kaip vadovas, kaip praktikas, kaip gidas. Praktikos aprašytos, žinios aprašytos, imi tu jas ir vartoji. Ir pats jas interpretuoji, prisitaikai savo gyvenime, kur tau atrodo reikia. Mes turim tokį įrankį ir mes juo paskui dirbam. Ir taip pat yra vertė, galbūt išskirtinumas, kad yra kai kurios praktikos, kurios rečiau sutinkamos. Tas pačias mano minėtas katodamos, arba 3 tandenių kvėpavimo technika, kuri mums padeda energizuoti 3 tandenius. Tai prisiminta, kad japoniška tradicija yra 3 energinės jūros, 3 tandeniai, o galbūt kitos mokyklos apie čakras daugiau orientuojasi. Tai čia toksai vėlgi sugrįžimas prie tų ištakų, prie klasikos daugiau. Ir dar vienas dalykas, kuris ir man patinka, tai yra paskutinis skirelis, vadinasi, kodėl neveikia reikia. Ir čia Lietuvos reikia asociacijos ekspertai dalinasi įžvalgomis ir paaiškina galbūt kai kurias situacijas, kuomet mūsų lūkesčiai galbūt, atrodo, iš pirmo žvilgsnio nepateisinami. Žmonės kažko tikisi labai daug ir kodėl kartais yra kitaip. Čia yra taip labai gražiai, manau, paaiškinta ir tokios įveda teisingumo ir gilesnio suvokimo apie priežasčių pasekmių dėsnį, apie tai, kodėl atsiranda vieni negalavimai ar kažkokios situacijas ar ne. Tai toks labai irgi praktinis dalykas. Grįžkime prie standartų. Lietuvos Reiki asociacija yra sukūrusi Reiki standartą. Koks tai yra standartas ir kam jo reikia ir kaip ši metodinė medžiaga padeda laikytis to standarto ir kaip čia užtikrinti savo
kaip Reiki praktiko profesionalumą? Tai pats Lietuvos Reiki asociacijos aprašytas Reiki standartas yra paremtas Sensėjaus Mikao Usui mokymu. Ir ši knygelė taip pat remiasi tą pačią mąstyseną ir siekiama perduoti tas pačias žinias. Ir knygelė yra visos temos ir netgi daugiau, kas yra standarte. Tai jeigu jūs turite šią knygelę, tai ir jūs ją naudojate, praktikuojate, tai jūs gilinate artinate save prie to standarto, arba jeigu esate, tiesiog stiprinate savo tą atstovavimą klasikinio mokymo. Kodėl tai yra svarbu, man atrodo tuo, kad mes kaip Reiki praktikai, mes esame laidininkai. Mūsų tikslas padėti be savo įsikišimo, be savo intencijų, ar ne? Tai man atrodo, kad ta praktika ir veda prie to, kad mes perduotume, kaip manoma, tą neutralesnę pagalbą ir teisingiausiai atliktume savo darbą. Tai būtume kuo profesionalesni. Ir paskutinis klausimas šiandien. Ką palinkėtumėt žmogui, kuris ruošiasi mokytis antrosios Reiki pakopos? Linkiu iš tikrųjų tiesiog priimti šią nuostabią gamtos dovaną, šį gyvenimo dovaną. Galbūt ne visiems mums pasiseka, kad mus atveda likimas prie Reiki. Gal kažkam kitur reikia, bet Reiki yra nuostabus įrankis, paprasta praktika ir tiesiog atsivers dar plačiau tos duris su antraja pakopa, dar daugiau galimybių padėti tiek kitiems žmonėms, tiek ir savo gyventi pilnavertį, sveiką, laimingą gyvenimą. Tai to visiems ir linkiu. Ačiū už pokalbį. Tikiuosi, žiūrovam buvo naudinga. Ir pasimatysime kitose mūsų temose. Jeigu turite klausimų ar norite daugiau informacijos, galite visada užsukti į mūsų svetainę reikiasociacija.lt. Ačiū labai.